švęsim kartu Žemės dieną. Kovo 20 dieną visame pasaulyje minima Tarptautinė Žemės diena. Panevėžys šią tradiciją puoselėja jau daugiau nei 30 mečius. Miestas kviečia gyventojus aktyviai dalyvauti Žemės mėnesio renginiuose, kurie vyks nuo kovo 20 iki balandžio 20 dienos. Šis laikotarpis skirtas atkreipti dėmesį į klimato kaitą, ekologiją, tvarų vartojimą ir kiekvieno iš mūsų atsakomybę už planetos ateitį. Šiandien mes pirmąją dieną švenčiame Žemės dienos. Tradiciškai, kaip ir visą laiką, kaip ir kiekvienais metais, kovo 20-ąją švenčiam pasaulinę Žemės dieną. Ir kaip ir kiekvienais metais kviečiame miesto bendruomenę ir vaikus ir suaugusius pagalvoti apie tai, ką mes darome šitą žemę ir ką žemė mums duoda. Panevėžyje Žemės mėnesio metu vyks įvairūs edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, konkursai, viktorinos ugdymosi įstaigose. Laisvės aikštėje pastatyta speciali Žemės mėnesiui skirta floristės Jurgitos Eimontaitės sukurta meninė floristinė kompozicija "Mylime pavasarį ir žemę". Panevėžio gamtos mokykloje vyko minėjimas "Amžina atsakomybė už visą, kas gyva", kuriame buvo pabrėžiama žmogaus atsakomybė už gamtos išsaugojimą. Renginio metu apdovanoti Mažosios gamtos olimpiados Pelėdžiukas 2025 laureatai ir inkilų gaminimo akcijos Padovanok namus sparnuočiui dalyviai. Aš manau, kad kasmet vis daugiau ir jaunų žmonių, ir suaugusių žmonių vis labiau suvokia svarbą, tvarumo, žemės išsaugojimo svarbą ir vis daugiau atsigręžia į tvarumą savo kasdienybėje, savo darbais, savo gyvenimo stiliumi ir visu kuo. Iki balandžio 1 dienos gamtos mokyklos teritorijoje veiks inkilų paroda. Balandžio 2 dieną nuo 15 valandos vyks inkilų dalinimo akcija, kurioje kviečiama dalyvauti visa miesto bendruomenė. Mes kiekvienais metais ir kiekvieną mėnesį turime daugybę užsiėmimų, daugybę mokymų, daugybę parodymų ir pritraukimų vaikų prie gamtos. Jeigu jūs matote, ar ne, mes gyvename taip arti gamtos ir tokiame grožyje, tai ir norime pakviesti žmonės ją matyti ir kad jie labiau būtų atsakingi ir labiau ją saugotų. Nuo kovo 21 dienos 21 valandos iki kovo 24 dienos 7 valandos ryto bus išjungtas Panevėžio miesto savivaldybės pastato apšvietimas, tai prisidedant prie aplinkos tausojimo. Gyventojai taip pat kviečiami dalyvauti šioje akcijoje ir bent valandai namuose išjungti nereikalingą apšvietimą bei elektros prietaisus.